Žmonės, kurie savęs nepažįsta, labai dažnai galvoja, kad jiems tiesiog nepasisekė su jų gyvenimu. Nepasisekė su santykiais, nepasisekė su darbu, nepasisekė su kitais aplinkiniais žmonėmis. Bet dažniausiai problema yra ne ten. Gyvenimas nestringa šiaip sau. Jis stringa ten, kur tu viską darai automatiškai. Net nepastebi, kaip reaguoji į atitinkamas situacijas. Kaip pasirenki, kaip nusileidi kitiems arba kaip užsisklendi savo viduje. Todėl ir kartojasi būtent tas pats. Tie patys konfliktai, tie patys jausmai, tas pats vidinis balsas, kuris tau sako, aš galiu daugiau, bet kažkas mane stabdo. Ir tas kažkas dažniausiai nėra kiti žmonės, dažniausiai nėra kitos aplinkybės, tai net nėra tavo vadinamas likimas. Tai tavo vidinis įprotis. Kaip elgiesi, kaip pasidaro nejauku, kaip reaguoji, kaip bijai, kaip renkiesi santykius. Artimiausią savaitę atkreip dėmesį į 3 situacijas, kurios tave išmuša iš vėžių. Nieko netaisyk, nieko neanalizuok per giliai. Tiesiog užsirašyk, kas nutiko ir kaip tu į tai sureagavai. Po savaitės pažadu tau, kad pamatysi, kad tai nėra atsitiktinumas. Tai pasikartojantis modelis ir paprasčiausia, kai tu tą modelį pamatai, atsiranda pasirinkimas keistis.